Sveiki, čia laida apie ūkį ir bites. Tautinis paveldas, tradiciniai amatai yra itin svarbi šalies etninės kultūros dalis. Ignalinos rajone Šiūlėnuose gyvenanti amatų meistrė Marijona Lukaševičienė senolių tradicijas stengiasi išsaugoti, perdodama jas kitoms kartoms. Norinčius išmokti vėlimo amato paslapčių greitai sukvies į kylantį naują amatų centrą. Nors gerokai vėluojantis pavasaris buvo pristabdęs amatų centro statybą, visi darbai vyksta daugiau mažiau pagal grafiką. Tai buvo prisiminimai kažkiek tai iš vaikystės, nes aš kai pati į mokyklą vaikščiodavau ir su veltiniais, tai jie man buvo tiek atsibodę, kad aš niekada gyvenime negalvojau, kad užsiimsiu irgi, kad šitas darbas arba verslas, sakykime, jisai bus man prie širdies. Kaime gimusi ir užaugusi Marijona Lukaševičienė nemanė tapti vėlimo amato puoselėtoje. Kartu su vyru daugiau kaip prieš 20 metų pradėjusi ūkininkauti, veikli moteris sugalvojo naują užsiėmimą – atgaivinti senelių amatą. Ir tada pagalvojau apie šį amatą, sakykime, apie veltinių vėlimą, kadangi jisai jau tarybiniais metais buvo išvis primirštas. Tada mes su kaimynė, su ponia Janina, jos mama buvo vėlusi ir sakau, žinai ką, reikia pabandyti, kaip čia mums tie veltiniai, kad žinai, išeitų ar neišeitų. Aišku, pirmieji veltiniai mums nepavyko, bet mes nenuleidom ranko, bet paskui po biškį įgavom tos patirties ir nuo to laiko po truputėlį, aš visada pasitikiu savo jėgomis, kaip čia gali nepadaryti. Čia atrodo viskas labai paprasta, labai lengva. Marijona važinėjo po kaimus, ieškodama senolių, galinčių pamokyti vėlimo technikos. Pati daug dirbo ir eksperimentavo. Ir ne veltui. 2008 metais tradicinių gaminių ekspertų komisijos posėdyje buvo vienbalsiai nutarta sertifikuoti jos gaminamus veltinius. Tai pirmas sertifikuotas tautinio paveldo produktas Ignalinos rajone. Sertifikatą turiu viena iš pirmųjų. Tas ėjimas mano buvo tikrai ilgas, bet ir įpareigojantis, kadangi turi tokį, sakykime, jau kaip ir sertifikatą meistro, ar ten kaip jį nori pavadinsi, bet tai įpareigoja būti atsakingu už tą žodį ir už tą darbą. Jeigu jisai yra ar nedaveltas, kas liečia mano vėlimą, sakykime, ar ten jisai kažkaip tai kitaip atrodo, nepabaigtas procesas, sakykime, ne, tai jau man yra negerai. Taip negali būti. Jeigu darai, tai turi padaryti nuo A iki Z, kaip ir abėcėlėje yra. Aš ir moterims sakau, kad tikrai labai geras dalykas, kur galima ir užsidirbti. Kadangi darbų, kai neturi žmonės, tai vis dėlto tai yra pinigai. Aišku, sveikatos kainuoja, nes tai yra fizinis darbas, tai reikia iš jėgos padirbti, bet ką padarysi. Tradicinių amatų meistrė nusprendė plėtoti senuosius tradicinius amatus. Pasinaudojusi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą verslo kūrimui ir plėtrai, Marijona ėmėsi amatų centro statybos. Kilo mums idėja, susėdė visi, sugalvojome, kad praktiškai tinkamiausias mums variantas būtų gaivinti amatus toliau. Tai labai džiaugiuosi, jeigu tai pavyks man įgyvendinti tą projektą, tai turėsiu dirbtuves, kur galima bus velti ir sausų ir šlapių vėlimų, kur galima bus daryti edukacinės programas. Ką dabar vykdau, tai čia mano bus pirma didžiausia parama iš kaimo plėtros. Tai 450 tūkstančių vykdyti amatų plėtrai jau mano vardu. Kasgi buvo remiama pagal priemonę parama verslo kūrimui ir plėtrai? Ekonominių veiklų sąrašas, kuris gali būti remiamas, yra išties labai ilgas. Mes palikome, rašydami programą ir gyvenimo taisyklės, tikrai labai plačią laisvę pačiam pareiškėjui įvertinti savo vietovę, ko joje trūksta, kokių paslaugų, kokių veiklų trūksta ir pasirinkti kiekvienam priimtiną verslą. Tradicinio amatų sąrašas yra patvirtintas, nustatyta tvarka ir pareiškėjai, kurie ketino steigti tradicinio amatų veiklą, buvo remiami
didesniu paramos intensyvumu, kuris gali siekti iki 75% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Maksimali paramos suma pagal šią priemonę vienam projektui galėjo siekti iki 690 560 litų, kitaip tariant 200 000 eurų. Ir paramos intensyvumas bendrasis, nekalbu apie tradicinius amatus, buvo iki 65%. Likusią dalį pareiškėjas turi investuoti iš savo lėšų. Aš visada labai apsvarstau prieš kažką tai darydama, kadangi galvoju, nu kaip, jeigu be Europos paramos aš nepadarysiu. Nepadarysiu, sakykime, aš ypatingai per 2 metus nepadarysiu, jokiais būdais. Tai reiktų dar pusę gyvenimo dar gyventi, kad kažką tai padaryti. O šitą su tokia parama, kaip nepasinaudoti, tai būtų griekas praktiškai. Ir tikrai žmogui tai sudaro galimybės pasidžiaugti greičiau, negu jisai galėtų praktiškai padaryti pats. Atskirame pastate amatų centre stovės Vilnos karšykla. Prieš 3 metus meistrė ją nusipirko iš bankrutavusios įmonės. Pasak Marijonos, vežti Vilną karštį kitur didelė prabanga ir kelionė kainuoja ir daug laiko sugaištama. Karšyklą nusipirkom iš asmeniškų pinigų, kadangi tai yra dėvėta technika. Ir jos pagal projektus įsigyti negalima. Bet su kokia problema susidūrėm. Kadangi suradome ten Amerikoje ir Anglijoje karšyklą, jas gamina, bet vienetinės. Ir kainuoja 150 eurų. Ir privalai 1000. Taip. Ir privalai pinigus užmokėti, o po pusės metų tau pagamins. Nė vienas projektas to neleidžia. Vėlgi, asmeniškai pirkti už tokį kainą vėlgi neapsimoka, nes tai nėra praturtėjimo šaltinis. Marijona Lukaševičienė velia ne tik veltinius, bet ir galvos apdangalus, papuošalus, interjero detalės. O pastačiusi amatų centrą, asortimentą planuoja dar labiau išplėsti. Siūti antklodes, velti drabužius ar net paveikslus. Man Vilna tai yra mano atrodo sfera, mano stichija, kaip čia pavadinsi. Ir man mielas dalykas, jeigu atkreipsi dėmesį mano, kurie darbai daryti, tai jie nėra nukopijuoti iš ekrano, sakykime, arba iš internetinio puslapio. Tai yra sugalvota asmeniškai ir tai vienetiniai, sakykime, tie darbai, kad nėra jisai nukopijuotas. Jeigu įvertina, ar ten kažkaip pagiria, yra labai gerai. Ir tie darbai, kai pamatai, kad žmogus pasipuošęs tuo darbu ir jau pamiršti, kad tu jį ir darei. Sako, va, pažiūrėk, čia va tavo. O, sakau, tikrai, aš jau kaip ir neprisimenu. Tai tikrai, sakau, o tai patinka, sakau, labai patinka, sakau, jau tuoj kol skylės bus, tai nešiosiu tol, kad jau labai patinka, šiltas ir gražus ir taip toliau. Marijona turi dar daug ateities planų, ketina įsigyti ir avių. Pasak amatų meistrės, kokiagi veltinių vėlėja be nuosavos Vilnos. Marijona įsitikinusi, kad tik darbštūs ir kūrybingi žmonės gali prikelti kaimą naujam gyvenimui. Tokia nuostata, kad bus geriau. Bus geriau. Kaip ten bus, aišku, Dievas žino, bet vis dėlto avys nuo vaikystės man jos yra labai mielas gyvūnėlis ir labai mielas ir naudingas, sakykime, šiai dienai žemdirbiui arba ūkininkui arba taip gyventojų kaimo, kadangi tai yra ir mėsa, ir produktas, iš kurio Vilna, sakykime, iš kurio gali gaminti įvairių daiktų, kaip ir anksčiau gamindavo, ar sermėgas gamindavo. Tiek, kiek pajėgi, kas tave džiugina, sakykime, kas tau patinka, kuo tu gali pradžiuginti ir svečią, ar ten kažkokį tai kaimyną, tai tuo reikia ir džiaugtis. Dabar Šiūlėnuose pats darbymetis. Po metų čia stovės, kad ir nedidelis, bet tikimės traukos centru tapsiantis Marijonos Lukaševičienės amatų centras. Ir žinoma, kieme ganysis pulkas avių. O po reklamos kartu su Lietuvos, Estijos ir Latvijos ūkininkais lankysimės ekologinėme Vaidutės ir Vytauto Stankevičių pienininkystės ūkyje. Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai gerai žino, kad sukurti pažangų ir modernų ūkį
ne taip paprasta. Tai pavyksta tik po ilgų ieškojimų ir sunkaus darbo. Biržiečiai sako, kad plečiant ir modernizuojant ūkį įgyvendintas ne vienas paramos ir savo lėšomis finansuotas projektas, o už tvarkingą ir efektyvų europinių lėšų panaudojimą gavo Žemės ūkio ministerijos padėką. Vieno iš moderniausių ūkių ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje pažiūrėti važiuoja ne tik ūkininkai iš Lietuvos, bet ir kitų užsienio šalių. Biržų rajone Parovėjos kaime ūkininkaujantis Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai jau įpratę savo ūkyje priimti svečius. Ūkininkai nė nesuskaičiuotų, kiek jų lankėsi. Viename iš didžiausių ir bene moderniausiame Lietuvos ekologiniame pieno ūkyje yra ko pasimokyti. Šiemet pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta ES parama žemės ūkio valdų modernizavimui, ūkininkai įsigijo 4 melžimo robotus. Iš pradžių patyrėm galbūt mes streso daugiau negu gyvuliai. Gyvuliai pritapo greitai ir adaptavosi labai greitai prie šios sistemos. O man buvo labai didžiulis galvos skausmas, kaip aš įveiksiu šitą užduotį. Vis tik šitiek mokslininkų kūrė šią sistemą, šitiek įmonių dirbo. Na, pasirodo, sukurta žmogui ir gyvuliui, kad jie darnoje galėtų turėti abipusę naudą. Aš kažkaip tai visą laiką buvau konservatyvesnė ir aš galvoju apie kitokias melžimo sistemas, bet kadangi vyras yra specialistas ir jo nuomonė yra visą laiką pagrįsta, tai visai teisingai, kad jis pasirinko šitą sistemą. Statydami robotus mes gavome paramą pagal 7-13 metų programą Žemės ūkio valdų modernizavimas, kompensavo 50%. Bendras ūkio projektas buvo apie 5,5 milijono, tai apie 2 milijonus grąžino ES ir Lietuvos Respublika. Tai yra labai dideli pinigai ir ūkininkas gali tik pasvajoti apie tokius dalykus. Mūsų ūkis iki robotizacijos taikymo melžė 6 000 per laktaciją iš karvės. Dabar, kai įdėgėm robotus, pieno primilžiai labai smarkiai pakilo ir manau, kad gale metų 8,5 tonos mes šioje fermoje jau turėsim. Investicija į ūkį didžiulė, bet tas pliusas yra vėl didžiulis tuo, kad užtikrinam tešmens sveikatingumą, užtikrinam pieno kokybę. Tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visam pasaulyje tas robotizuotas melžimas labai intensyviai vystosi. Gera, sąžininga melžėja gali padaryti visas operacijas tinkamai tvarkingai, bet daugelį ūkių, ypatingai tuose didesniuose ūkiuose, kur laikoma jau 100 karvių, net iki 1000 ir truputį daugiau, viena melžėja melžia labai daug karvių, vienu metu aptarnauja. Tai net kartais ir 10, ir 12, ir 14, net iki 20 karvių. Suspėti, sukontroliuoti tos visus procesus yra pakankamai sunku ir sudėtinga. Melžimo darbą šitoje fermoje atlieka melžimo robotai. Tai jau nebe automatika, ne mechanizacija, tai yra kibernetika. Jose iš principo panaudota jau nemažai technologijų, kurios naudojamas tiek kosmosui. Pats sudėtingiausias dalykas yra robotas dirbantis su gyvu organizmu. Štai šią metalinę dėžę ir vadiname melžimo robotu. Bet pasak vadybininko Roberto, jį reiktų vadinti tiesiog melžimo sistema. Karvė čia ateina savo norų, o gyvulį atvilioja natūralūs instinktai, noras gauti skanesnio pašaro. Visas melžimo procedūras atlieka hidraulinė roboto ranka. Karvę nuskenuoja optinė kamera, o monitoriuje pateikiami duomenys apie pieno sudėtį, primilžį, kiekį ir laiką, sveikatos būklę, rują, tikslų sėklinimo laiką ir kitokia ūkininkų svarbi informacija. Robotas kiekvieną karvės penį melžia atskirai. Matom, vienam spenį mums ką tik pasibaigė pienelis, jisai nuėmė, kitus 3 melžia. Daug kas galvoja, kad melžti robotizuotų būdų reikia idealių karvių. Tai visiška netiesa. Šiuolaikiniai robotai gali uždėti spenį, kuris pasvyręs iki 45 laipsnių ir pakankamai ant netaisyklingų
tešmenų labai normaliai dirba. Karvytė pasimeldžia, dezinfekavo spenius dezinfekciniu tirpalu, nusiplovė kamerytę, pasivalė savo akytę, kad geriau matytų, nuplovė grindis ir va dabar ateina sekanti, ją pastums. Sako, išeik, dabar mano eilė. Šviežiapienės karvės, tai yra laktacijos pradžioje dažniausiai melžiamos 3 kartus, kai jinai jau antroje laktacijos pusėje melžiama 2 kartus. Vidutinis melžimų skaičius šitoj fermai yra 2,6. Labai modernus ūkis, perspektyvus ūkis. Jie pasinaudojo ir ES lėšomis. Žemės ūkio ministerija būtent įgyvendindama ES kaimo plėtros programos priemonės skiria, žinoma, ne tik šitai fermai, bet ir daugeliu Lietuvos ūkininkų lėšas. 2007-2013 metų priemonių žemės ūkio valdų modernizavimui 2011 metais yra skirta 174 milijonai litų. Iš jų 53% sudaro gyvulininkystės ūkiams. Tai sakyčiau, kad labai tokia gana didelė parama. Taip pat dar ir šiais metais yra lėšų šiek tiek likutis, kadangi jau tas laikotarpis baigėsi, tai čia yra jau suderinta ir su ministru, ir numatyta, kad dar 60 milijonų litų taip pat numatyta skirti gyvulininkystės plėtrai. Kuo gerai šitos robotizuotos sistemos ir sakykime, kad tie robotai skverbiasi kelią į Lietuvą, yra tai, kad karvė gali melžtis tada, kada jinai nori. Ir tai yra labai svarbu, ypač siekiant aukšto produktyvumo, yra netraumuojamas gyvulys. O tai reiškia, kad karvė, jeigu jinai jaučiasi komfortabiliai, jeigu taip galima pasakyti, kada noriu pasimelžiu ir kada mes jau siekiam tikrai geros kokybės pieno, aukštos, elgesys su gyvuliu yra labai svarbus. Vaidutė ir Vytautas pirmieji Biržų rajone ėmėsi ekologinio ūkininkavimo. Pradėję nuo 4 karvučių, šiandien skaičiuoja ne 100. Beje, Stankevičiai, modernizuodami savo ūkį, įgyvendino ir daugiau projektų, pasinaudoja Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą. Nebuvo pasirinktas blogas kelias ir kaip dabar jau ūkis brandoje, vis tik nebankrutavom, išlaikėm visus sunkmečius, pieno kainų nukritimus. Ir sugebėjom išgyventi, išlaikyti labai gražų ir darnų kolektyvą, daug žmonių priimti darbą, juos mokyti ir jie mus mokyti. Tai ekologija yra visą laiką gerai, jeigu tai yra iš širdies. Ūkis šiuo metu turi galvijų artėjam iki 800 galvijų, iš jų melžiamų karvių apie 380. Veislės labai įvairios, banda nėra tolygi. Šiuo metu karvių bandą mes bandom išlyginti, visų veislės karvės holšteinizuodami. Ekologiniam ūkiui turi būti daug veislių ir daug rūšių gyvūnų. Ekologinis ūkis tuo ir yra unikalus, kad iš daug gyvulių veislių gali išsirinkti savo tinkamiausią. Atsiveda karvytės ir tie veršeliai būna tokie mieli, jie tokie mums artimi gyvuliukai, kad mes juos parduodami, ypač parduodami mažus, kai žinome, kad juos išves kažkur tai paskersti, kažkaip širdis neleidžia. Ir mums taip gera, kai jie pasilieka, kai jie auga mūsų ūkį. Ir tas ūkis savaime didėja. Ir aš nežinau pagal šitą filosofiją, kada mes sustosime. Didelį dėmesį ūkininkai skiria karvių geroviai. Guliavietėse pakloti patys geriausi čiužiniai. Priekyje sumontuotos karvių krūtinkaulių atramos, vadinamos pagalvėmis. Todėl gyvuliams patogu gulėti. Gyvulių gerovė ir šitoj fermoje, ir kitose fermose vis dėlto mums yra svarbiausia. Ir dėl to, kad gyvuliukas gerai jausdamasis duoda daugiau pieno, ir dėl to, kad jis serga mažiau. Gal visą laiką reikia įsijausti ir į tą gyvuliuką, nes mes tai galime eiti kur nori ir gyventi tokiomis, kokiomis nori sąlygomis. Pats pienelis prasideda nuo 2 dalykų, nuo gero pašaro ir gero karvės poilsio. Karvių komfortui kreipiame labai didelį dėmesį. Mėšlas šalinamas automatizuotų būdų grandininių skreperių. Mėšlas valomas nuo 12 iki 14 kartų per dieną, kad
karvių kanopos niekados nebūtų mėšle, būtų sausos ir tuo būdu išvengiam nagų ligų. Fermoje sukabinti ventiliatoriai tam, kad karštą vasaros dieną automatiškai pagal oro temperatūrą įsijungtų ir vėsintų karvės. Mes turime plačias didelio prieėjimo girdyklas. Vandenukas jose yra pašildomas. Besisukantis karvių šepetys tai yra intensyviausiai dirbantis fermos įrenginys. Karviai pasikasyti tai yra didžiausias malonumas, man labiausiai patinka, kai jos kasosi pažandės, tai atrodo, kad tuoj kaip katinai murkt pradės. Didelėje erdvioje fermoje svečių dėmesį visuomet patraukia šeimininko ofisas, įrengtas pačioje fermoje, kaip juokauja šeimininkai, su apžvalgos aikštele ir gyvulių šėrimo linija, kuri įrengta ne žemai kaip įprasta, bet aukštai. Karvių šėrimas išspręstas automatizuotų būdu šėrimo juostos pagalba. Su jie mes galime šerti keturiais racionais ir neribotą skaičių kartų. Čia yra mano vyro racionalizacinis pasiūlymas ir su šito pasiūlymu turbūt mes pasiekėm dar geresnį rezultatą. Vagonėlis kažkaip beria labiau į vidurį, o šitą liniją beria į kraštus. Tai yra karvytėm arčiau nosies. Visus pašarus ūkyje ruošiame patys, praktiškai nieko neperkame. Tai yra uždaras ciklas, ekologiniai gamyboje taip ir turėtų būti. Dirbame apie 1000 hektarų žemės. Vaidutė ir Vytautas sukūrė kelias dešimtis darbo vietų. Beveik visi darbuotojai vietos kaimelio gyventojai. Kaip sako ūkio šeimininkai, darbuotojų kaitos čia nėra. Jei atėjo dirbti, tai ir pasiliko. Šiuo metu ūkėje dirba 30 žmonių, be manęs ir be mano žmonos Vaidutės. Mes niekada žmonių neatleidžiame, ne taip kaip, kad žiema atėjo, nėra darbo ir prašau iš darbo ir būk be duonos. Su tokia filosofija negyvenam. Vis tiek atrandam ūkėje visą laiką yra daug darbų ir mes juos turim padaryti. Manau, kad ūkininkas yra toksai žmogus savo krašte, kuris turi turėti labai daug sąžinės, labai daug padorumo ir vis tik suprasti, kad ne tik valstybė į ūkininką turi investuoti, bet ir ūkininkas į savo valstybę, į savo kraštą. Vytautas džiaugiasi, kad karvių melžimo darbą perėmus robotams liks daugiau laiko bandos priežiūrai, o svarbiausia – šeimai. Tačiau Vaidutė prasitarė, kad neblogai būtų ir savų sūrių ūkyje apsilankiusiems svečiams įdėti. Ką gali žinoti? Gal netolimoje ateityje šalia fermos stovės ir nedidelis pieno perdirbimo cechas. Tiek paruošėme šiam rytui, susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį, 9:30 per LNK. O laidos kartojimo, kaip visada, ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.